atvykom su Artūru į kelionę prieš Londoną. Buvom susitarę, kad išvyksim už 10 minučių. Panašu, kad dar nesakyk, gal dar ir spėsim. Pažiūrėsim. O čia reikia perlipti, ar čia atsidaro dar? Atsidaro, bet gali ir perlipti. Vartai. Čia nuo Evelinos tie vartai matyti. Nu, Evelina visą pasipuošus, pasiruošus jau kalėdiniam Wonderlandui. Shiny. Nu ką tu grinai, berniukų rytas va, su kalėdinis toksai, su Labu rytu per televizorių. No, makiažą. Makiažą va čia turim pasidėję. Nu, fainai. Pasipudrinsim. Kiek važiuosim dabar? 2 valandas? 3 valandas iki Londoniuko. Prisiparkuosim kažkur netoli viešbučio. Būsim netoli Hyde Parko, tai gal netoli bus vaikščiot. Žodžiu, viskas netoli, išskyrus pats Londonas. Viskas labai gerai suorganizuota. Puikiai. Su Cepelinu. Damos valgo. Restorane. Pizza. Snekina. Kaip nuotaikos pas vairuotoją? Perfect. Hienos iš galo atnešė, perdavė ir mums likučius kraslikas Artūrą. Vieną didelį slaisą tokį gavom. Dar skundžia. Pasistatėm automobilį Hiltone. Tai mes gyvensime hostelį, o mašina Hiltone. Evelina siūlė variantą, kad gal gyvenkim visi mašinai, tai būsim Hiltone pragyvenę. Kaip Evelina laikotės? Puikiai. Labai laukiu Christmas Wonderlando. Šiandienos programa labai paprasta, visą laiką skirsime Christmas Wonderlandui. Mūsų entrance įėjimai yra nupirkti bilietukai nuo 5 valandos, tai už geros valandos skaičiuojant dabar, apie 4 dabar turim. Ir ten praleisim visą vakarą. Tai bilieto įėjimas kainuoja 7 eurai, nes pagalvojau, kad pamiršau apie pinigus įsivardinti savo ateičiai, kai čia viskas kainuoja. Toliau žiūrėsim, kiek ten viskas kainuos viduje, nes reiks turbūt ir pavalgyti, ir kažką atsigerti, ir gal kokią atrakciją, nors didžioji dauguma atrakcionų yra sukurti vaikam, bet keletas yra ir saugusim. Pasiekėm. Evelina sakė, jeigu sustos, apsimyš. Jau sustojo, dabar bus blogai. Nu, gavom 6 kambarį. Privačiai. Duris vienas, duris kitas. Nu ką tu? O, fainai. Net nesiekia... Geras. Nu, va, žiūrėkit, net sprindžiuką turi virš savęs. Bam! Toks lempinis tu. Senais laikais gal žmonės mažiukai buvo. Nu tai tiek čia tos apžiūros, čia spėjau vacikas, galim užėjti. Parašą. O, papa. Oh, nice. Štai. Dušinė. Hello. Taip, tiesiog dušinė. Ir tiek. Na, viskas tvarkingai. Dar reikėtų patikrinti, ką mes matom pro nuostabius langus. Kur tas langas? O, papa! Kiemas? Tai jo. Turas išvedė mane aprodyti. Kur tu matei? Rajoną. Va ten. Pala, bet tai tu turėjai aprodyti rajoną. Tu tas, kuris užmatei parduotuvę, tai... Tu ir vedlys šiuo metu. Oi, va kaip gražiai pasipuošė viską. Va, Britai, kai kur yra lempelių, kai kur nėra. Sako, didelė labai masė žmonių ir rimtas įspėjimas viską pasisaugoti. Tai sako, susidėkit visas piniginės saugiai, rankinukus į priekį, nes sakė, šiandien pirmadienis, o kišenvagiams darbo diena kardu suintensyvinta, nes matyt, šventės anosios reikėjo pinigėlio kažkokio tais uždarbių, procentėlio. Taip. Vyra Artūrai tave apvogė kada nors? Ne, manęs nėra. Pikpokinė. Aš laik pasisaugau, va taip va telefoną prašau.
Atsisukit. Mergazėlės Eisim. užpasai, tai kelia. Su Artūru aptarėm, ko mums reikėtų labiausiai pamatyti. Artūrai, ko ieškom? Aš manau, reikia tiesiai į aludę šaut, nes, ta prasme, spalvos jau pamatėm, lemputės pamatėm, bet nematėm aludės dar. Taip, kad aš manau, pirmą minutę užtenka čia viską apžiūrėti, realiai, jeigu planuositės, minutė apžiūrėti įėjimą ir tada į aludę. Nu, filmuojam, kas yra viduj. Labai daug žmonių, daug nuotraukų. Mes ir patys čia darėmės labai daugybę nuotraukėlių, nes daug šviesų, muzikos, geros nuotaikos, žmonės labai draugiški. Radom tokią suaugusių karuselę. Matau, kad įdomių pramogų yra. Gal užeinam? Lipam saiką. Va, nu, suaugusių karuselė labai įdomi. Tokių pramogų yra, kol vyksta sukimasis. Kaip jum roller coasteris? Atrodo, toks boring, labai neaukštas. O, eisim į kašę padėti. $3,6 svarai kainavo šitas apsivėmimo aparatas, $3,6 svarai. Nu ką, laukiam eiliai. Sudeda į gardą. Varom tik tai mes tryse. Jurga ten, jėga nemato. Ne? Jo. Kamera apsivėmė. Radom Jurgą, ramiai laukia, galvoja, kad ilgiau truks. Pažiūrėjom, kaip tik video. Tai kai, nu, sorry už tą mano šnervę, bet tik toks video gavo. Fokusavom, ką turim. Jup. Dabar eisime į Jurgos roller coasterį. Pašėl. Buvo gerų? Jo, geras linksmas, buvo tik žiauriai, bet, nu, mes per dideli šitam. Pristatome Jurgos didįjį atrakcioną, laukiam didžiuliai eiliai, sukame čia ratais. Tai yra ratas. Gailiuosi, kad nusprendėm laukti. Šita karuselė daug ilgesnė, niekam nepatinka, nieko negaišina, ar sakė, šotų nenešioja, žmonių belie kiek. Nu, vis dar laukiam, tikimės adrenalino pliūpstio. Nu, praėjom pirmą dalį, lauksim antroji. Tikėjomės pagaliau čia. Tiesiog valandą laiko. Panelė visko nepatenkinta, pikta. Labai esame, labai trumpai.
Pabaigėm vieną atrakcioną, labai patiko. Taip, bratvurstai, didžiosios dešrelės kepamas. Nu ką, pagaliau kažkoksai maistas. Ir paskutinė Artūro pramoga. Artūras sakė, jau be šito niekai mes nevažiuosim niekur. Panas sakė, kad šunio nenori laimėti. Tai reiškia, ieškom kito kašės foto su kitais žaisliukais. Net nesitikėjau, kad galime vapšė laimėti. Bet Artūras, kaip supratau, yra nusteikęs parodyti klasę lietuvišką. Jau damas pasakė savo norą. Reiškia, kad nori šitos karvutės. Ir Artūrui duoti yra 3 kamuoliai. Garliava. Kaip pats tavo garliava save? Prastai. Viskas, Artūrai, nebandysi dar kartą? Nori dvacoką sumokėti? Dvacoką? Einam tik tai čia. Rikšos yra, bet kolektyvas nepripažino šitos idėjos. Vyksta laukimas 94 autobuso. Sakė, tai bus 6 vaškai. Įvažiuojam į Oxford Street. Kas yra įdomu, o čia yra USB kištukai visiems pasikrauti telefonus. Ir visur va žypsi va tie va mėlyni. Paėmė kažkodėl autobusas ir sustojo. Tai matom kitą 94, bandysim įeiti. Persidam į kitą autobusą, bet problema yra tame, kad čia nėra USB kroviklių, kurių mums šiaip nereikia, bet vis tiek trūksta komplektacijos. Jeigu jau ieškom problemų, tai radom. Važiuojam toliau. Trafalgaro Square. Atvykom ir einam ieškoti nežinau ko. Arteo, koks čia planas yra šitoj aikštėj? Nu, norėjot pažiūrėti centrą, nu tai Trafalgaro aikštės pažiūrėti. Okay. Na, apžiūrėjom šitą didžiąją eglę prie pagrindinės galerijos. Ir damos nusprendė, kad reikia važiuoti namo. Tai... Mes realiai jau seniai norėjom prie namų į pabą, ne? Nu, atvarėm į bariuką. Vienintelis, kuris veikia, kaip matot, be damų, nes damus nuėjo miegot. Rinkomės gėrimus. Gėrimus išsirinkom pagal paprasčiausius kriterijus. Buzį, kiek keksiukų, tiek stiprumo, kiek saldumo ir kiek rūgštumo. Na, visų žiūrėjom čia po 4, tokie visi vaikiški, radom vieną čia už 6. Tai pažiūrėsim, ką duoda zombi. Arba remsi, arba ne. Oro zombių išeisim. Nu, atnešė zombiukus, ragaujam, skanaujam, taurės gražios, skonis, sakė Artūras, neblogas, šiaip rūšiai, saldžiarūštis toksai, galima tikrai skanauti. Neberūkštus, Ne, alkoholio yra truputį. žiūrėsim, jeigu išeisim patys, bus smagu. Rytas Londone, gal tų 2 kokteilių dar jau ir nebereikėjo, nes labai brangus buvo. Už 4 kokteilius 7-8 svarai gavosi. Tai eurais čia koksai turbūt 8, ne? 8-9. Žodžiu, nepigus miestas. Įvyko jau vienas apsipirkimas, einame dabar į kitą. Tai einam į Selfridge'ą. Prieš metus buvom Harrods'e pas Artūro darbe apsižiūrėti. Dabar čia konkurentai. Irgi turtuolių parduotuvė, labai gražiai pasipuošus. Daug investuoja į turčius tos. Ne, nu, čia konkurentai, reikės bad review palikti. Va, iš karto pirmas mūsų reviewsas. Nėra kas duris atidaro. Patiem reikia atsidarinėti, jokių žalių žmogeliukų. Davėm damams 1:15.
ir mes tiesiog tą valandą 15 einam į tualetą. Labas kažkoks prastas šitas visokios. Va, kas smagaus radom, tai seną automobilį. Apžiūrėjome akinius ir visus kitus rakandus. Jau iš bomžų skyriaus leidžiamės į Disnėjaus skyrių. Dėsnių žmogeliuko, kažkokios technikos, dovanėlių. Ir reiks neždintis. Nu, pagaliau normalus vyriškas skyrius. Su formulė, pavyzdžiui. Suradom damas. Suradom maisto. Ir lekiam. Kas čia per taikinys? Čia taikinys. Prašau paaiškinti. Kur išvyniot, kad iš takinio galima išlipti iš takinio, viskas sugadinta tešla. Išmeti. Išmeta tave. Nu puikiai. Tai ką, dedasi visas filė. Čia visas patiekalas gausis. Svečiai atvažiavę, tai pas stalą pasipuošėm. Ir vaikų stalą pasidarė. Va, ramiai. Nu jau stalas suruoštas, viską balta mišrainė, čia jau mūsų su Artūru darbas rytinis buvo. Evelinos tuno tartaras. Ne, čia tavo silkė mokito. Ai, silkė mokito išreklamuota. Čia kaip Rolando, taip. Ko? Viską nufotkinot, viską jau galima, ne? Jo, Galima nešiot. O kas čia per tradicija? Ar galit papasakoti? Sekėjai mūsų. Ar tiesiog nieks nežinom, tiesiog darom, nes visi taip daro? Nes taip daro čia. Aš žinau, tai žiūriu, visi turi. Čia reikės va taip sukryžiuotom rankom. O, tai man reikės su šitą. Aš tada paimsiu. Evelinai pastatei. Aš turiu pirmą ir trečią, Adomas turi ketvirtą. O ką, tai gerai, aš būsiu šitas, tu gali būti šitas dirigorius. Tai ką, tai tyvo sakyt? 4, 4, 1, 4? Tai tada 4, tas plus 4, 4, 5, 1. 2, 3, 4. 6, 3, 2, 1, 1. Tai kas yra Christmas crackers? Vat atrodo šitaip. Dar sveikas. Visi turi traukti. Būdinga ir sena britų kalėdų tradicija. Kas juose būna? Visada būna popierinė karūna, labai prastas dead level juokelis ir smulki, dažnai visai nereikalinga kažkokia tai dovanėlė. Kodėl karūnos? Karūnos kilusios iš Viktorijos laikų simbolizuoja, kad visi prie stalo esame lygus ir šventinį kvailiojimą. Taigi tai yra tokia kaip ir nerašyta taisyklė, kad per kalėdų vakarienę karūna yra privaloma dėvėti. Šiaip čia yra kalėdom skirta, mes lietuviai kūčią švenčiam, tai mums biški kitaip. Kuris dabar rodo tai, kad turi dovanų, čia yra mūsų eglutė. Savo sakė, neturėsit, melangai. Čia pirmieji dovanų pasimti. Duonti. O, nukrito, čia nesprogs? Neįvykiotas per dėžutėj. Kad čia gavai? Nežinau. Įkaiptų, pažiūrėkit, va, sudėkite. Greičiau. Ai, čia galima tai. Gertūnė. Wow, iš kokios firmos? O ką gavo Artūras? O Dieve, kokios didžio dėčiai. Pažiūrėkite, eikit. Gal šampė? Ne, tai bus iš Costco. Atvarėm pabą, vaikai žaidžia. Atsidaro tik tai 2 valandom ir pabas, kuris dirba daugiau nei 100 metų. Tai pasižiūrėsim.
kokie čia. Tu pasiresearchinės? Ai, vakar pasakojo labai daug. Nu, Merry Christmas, everybody. Kaip pagerėjo, tai ne tas žodis. Ragaujam sidrą. Taip, gerai. Bus kalėdos geros, man atrodo, metai irgi bus geri, nes kalėdos geros. Tai, kaip sakyt, ir linkiu visiems, kad gerai būtų. Visi katėlė.